šitoj pusėje ir atvirkščiai kitoj pusėje. Čia, jo, mes jau bandėm tą prispausti. Nes tau jie kažkaip čia pakyla. Persina, kad paskui nesušlapia galvą. Staiga, žinai, Galvos išsiploviau galvą ir atėjau. Vis tiek stovė, ne? nesvarbu, davai, tiesiog tegul būna. Iš kur tiek skirtingų chalatų? Chalatai tai visi iš močiutės pintos, močiutės kolekcijos. Daug jinai ten prisipirkus yra, daug turi, tai iš spintos močiutės ir pasiskolinu. Andrius klausia. Yra vienas vyresnis tiktokeris, kuris irgi dažnai filmuojasi su rankšluosčiu ant galvos. Žinai apie ką aš? Jeigu apie kur mamą parodijuoja, kur seniau parodijavo, tai tada žinau. Jeigu čia apie tą patį mes galvojam, žinau apie ką tu. Kaip manai, ką jis galvoja apie tavo turinį? Sunku pasakyti, neįlysi į kiekvieno galvą, bet tikiuosi, kad galvoja kažką gero. Kodėl savo web šokio Akropolyje neįkėlei į TikToką, randu į tik tavo YouTube'į. Čia ir buvo tame esmė, kad jis turi būti tik YouTube'į, o į TikToką įkėliau YouTube'o tokį kaip intro, shortcutą video, tai jeigu norit pamatyti tą šokį, tai galite rasti YouTube'į, viskas paprasta. Kodėl nekuri daugiau YouTube video? Turėjau planą kurti galbūt iš kelionių kokių daugiau, kažką pafilmuoti, bet kažkaip aš vis pamirštu. Ir šiaip YouTube'as nėra tokia mano labai platforma, kur aš norėčiau kurt, tai daugiau lieku tiesiog prie TikToko. Sandra klausia. Kas ten per merginą su tavim kartais filmuojasi? Kamilė berods. Kamilė tai mano vaikystės draugė, mes jau nuo 7 metų bendraujam, nes mūsų tėvai bendrauja. Tai karts nuo karto sutinka su manim pasifilmuot, bet ne visada. Ar jūs draugaujate ar tik draugai? Tai mes tik draugai, nes kaip ir sakiau, mes nuo vaikystės bendraujam, tai nemanau, kad čia daugiau kažkas ir gali būti. Petro fanas klausia. Nu, žiūrim. Ar darai live streamus TikTok'e? TikTok'e anksčiau darydavau, kai karantinas buvo ir tai jo, anksčiau darydavau, dabar jau nebedarau, nes kažkaip ir laiko mažiau ir šiaip, nežinau, nelabai turiu ką per tuos laivus papasakot, parodyt, tai todėl, bet gal kažkada ateityje darysiu. Ar esi matęs gerą lietuvišką TikTok streamą? Nelabai žiūriu TikToko laivų, o dažniausiai apie kokius girdžiu, tai ten Petrą, Bielką ir kitus, tai nežinau, gal ir esu matęs, bet dabar tikrai neatsimenu, tai parašysiu, neatsimenu. Mokytoja Vilma klausia. Tu mokeisi per karantiną. Ar tau labiau patinka nuotolinės pamokos ar fizinės? Šiaip būtų gerai, kad rudenį, pavasarį būtų fizinės pamokos, o žiemą nuotolinės, nes kai šalta, tai geriau namie, aišku, pasidėti, negu eiti į mokyklą per -20. Kaip jeigu reiktų rinktis vieną, tai fizinės, nes kažkaip per nuotolinį ir mažiau ką išmoksti ir atsibosta namie sėdėti, tai rašau fizinės. O kaip norėtum dirbti? Vat dirbti tai jau norėčiau galbūt labiau nuotoliniu būdu, nes gali keliaudamas dirbti, nebūtinai turi sėdėti ofise ir dirbti. Jeigu norėčiau dirbti, tai norėčiau dirbti nuotoliniu. Nėja klausia, radau tik vieną TikToką su tavo mama. Kodėl jos nėra daugiau, visada yra močiutė. Mama tai kažkaip nenori jinai filmuotis per daug TikTok'e ir šiaip sako, nefilmuok manęs, man nepatinka, o močiutei patinka filmuotis ir seneliui kartais patinka, tai vat jie su manim pasifilmuoja dažniausiai. Nepatinka jai. Kebabų rojus klausia. Esi kėlęs nemažai receptų. Iš kur išmokai gaminti? Pagrinde iš interneto išmokau. Visi šefai turi savo trademark dish. Koks yra tavo? Šiaip man labai gerai kinietišką vištieną paeina pagaminti, tai sakyčiau šitas. Ar gali būti, kad kai kurie video, kur tavo močiutė į kažką reaguoja, yra truputį fake? Pavyzdžiui, tavo tatų arba tas su pripučiamu dėdu. Nu tai TikTokas šiaip dabar ten daug feiko yra, tai galbūt gali būti, kartais perdeda reakciją, bet kad jinai yra visiškai ten suvaidinta ar feikinė, tai ne, nes tokia panaši reakcija ir būna. Tai, nu, atsakysiu, ne visai. O, leidykla, knygynas rašo. Kelias Nevykėlio dienoraščio dalis esi perskaitęs. Tai realiai visas, kur, nežinau, aš šiaip skaitydavau Nevykėlio dienoraštį, iki kol man buvo
12-13, tai iki to laiko visas ten dalis ir perskaičiau. Ir man atrodo visas turiu. Visas ir po 2-3 kartus perskaičiau, nes labai patiko man. Ar skaitai knygas savo noru, ar tik tuo atveju, kai mokykla priverčia? Tai jeigu įdomi knyga, tai visada skaitau savo noru, bet kai ir mokykla priverčia skaitau, nes, reikia. Kitaip egzaminų neišlaikysiu. Kokia paskutinė skaityta knyga? Tai paskutinė skaityta knyga tai buvo privaloma, tai Altorių šešėlis, šiaip pati geriausia privaloma knyga. Būsimiem 12-okam, kurie bus, tikrai rekomenduoju skaityti, nes tikrai nepasigailėsit. Kostas, 24 000 sekėjų TikTok'e, jau čia nemažai irgi influenceris. Ką jau tokio padarai, kad TikTok paskyra buvo laikinai užbaninę? Tai jo, mano TikTok paskyra buvo užbaninta, man atrodo, 4 gal mėnesiams. Tuo metu nieko nepadariau. Jeigu gerai prisimenu, tai buvau netyčia savo gimimo metus tikrus suvedęs, o man tada buvo 15, o ten kažkaip tik nuo 16 galėjai įkelti, o aš suvedžiau, kad man 15, tai gal dėl to, man atrodo. Esi daręs daug turinio apie skirtingų profesijų zodiako ženklus. Gal galėtum parodyti, koks būtų statybininkas mergelė? Būtų viskas taip gerai pastatyta, kad tas namas stovėtų 100 milijonų metų. Stovėtų 100 milijonus metų, jeigu mergelė. O dabar snowboarderis dvynys. Jeigu dvynys, snowboarderis, tai nežinau, neapsispręstų, ar nori snowboardo, ar nori slidinėti. O realybėje, ar tiki, kad zodiakas turi įtakos žmogaus būdui? Kad truputį zodiakai gali įtakoti žmogų, aš tikiu, nes atitinka nemažai. Bet kad žmogus ten, jeigu skorpionas ar mergelė, kad būtent toks bus, tai tikrai ne, nes kiekvienas žmogus skirtingas. Tai netikiu, nesąmonė. Ok, Travel and Work klausia. O, gal kelionę kokią nemokamai pasiūlys? Parašysiu tau 3 vietas, kuriuose esi keliavęs. Pažaiskim su jomis Kiss, Marry, Kill. Davai, man šitas žaidimas patinka. Bali, Kaunas ir US. Tai Kaunas tai iškart kilinam, nes ten, jeigu ne aš Kauną, tai marozai mane Kaune nukilins. Bali mėrinu, nes man ten labai patiko, labai gamta patiko, gyvent galėčiau. O US Kiss, nes irgi labai patiko. Not Only Fans klausia. 23 nemažai video padarei apie Bieliauskaitę. Ar nemanai, kad tai yra patyčios? Kokios patyčios gali būti, kai žmogus pats labai iš savęs bando pasityčiot? Tai aš manau, kad aš nieko iš jos nestyčiau, aš tiesiog padariau, ką jinai daro ir paprastai tiesiog atvaizdavau, ką jinai daro, tai nemanau. Pasakyk apie ją vieną gerą dalyką. Šiaip, kiekvienas žmogus turi ir gerų, ir blogų dalykų, tai ką geras dalykas sugeba gyvenime suktis.